Yra nelaimių, kurios gali sunaikinti miestą. Taip pat yra katastrofa, galinti parklupdyti visą šalį. Tačiau, tau nežinant, egzistuoja dar retesnis ir baisesnis įvykis už tai. Tai laipsniškas viso žemyno sunaikinimas. Mūsų pasaulio žemėlapis netrukus pasikeis. Kalbu apie Afrikos žemyno skilimą į dvi dalis. Rytinėje Afrikos dalyje po žeme veikia milžiniška jėga. Tai nėra karas, tai nėra klimato kaita ir tai nėra laikina gamtos katastrofa. Tai geologinis procesas prasidėjęs prieš milijonus metų ir tebesitęsiantis iki šiol. Remiantis geologų tyrimais, Rytų Afrikos rifto sistema yra labai platus įtrūkimų ir lūžių tinklas, kuriame skirtingos tektoninės plokštės pamažu tolsta viena nuo kitos. Tai yra po Afriką. Afrikoje yra labai plačios tektoninės plokštės. Šis procesas gali lemti naujos vandenyno susidarimą. Tačiau, kol tai dar neįvyko, šis procesas sukelia stiprius žemės drebėjimus Afrikoje, o čia taip pat yra kai kurie iš aktyviausių ugnikalnių pasaulyje. Vienas iš aiškiausių to pavyzdžių yra randamas Kongo Demokratinėje Respublikoje. Čia stūkso Nyiragongo kalnas, ugnikalnis, kuris tikrai įspūdingas. Isang bulkan na matagal nang kinatatak. Taip sako ekspertai, ne tik todėl, kad jis aktyvus, bet ir dėl ypatingos lavos rūšies esančios jo viduje. Dauguma lavos srautų pasaulyje juda lėtai. Dažnai žmonės turi pakankamai laiko pasišalinti, tačiau Nyiragongo situacija yra kitokia. Jo lava yra skystesnė ir teka greičiau nei kitų ugnikalnių įprasta lava. Dėl to išsiveržimas gali tapti pražūtingas vos per trumpą laiką. Bet prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti jūsų paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums turinio kūrėjams yra didžiulė pagalba. Taigi, pradėkime. 2002 m. sausio 17 d. Gomos mieste įvyko kažkas neįprasto. Staiga ugnikalnio šlaituose atsivėrė plyšiai ir didžiuliai lavos srautai pradėjo tekėti miesto link. Vos per kelias valandas keliai buvo užlieti, tūkstančiai namų sugriauti, o net miesto oro uostas buvo paveiktas. Remiantis mokslinių ir humanitarinių organizacijų ataskaitomis, šimtai tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus, kol lava toliau tekėjo. Remiantis kai kuriais vertinimais, beveik 500 000 gyventojų buvo paveikti. Didelė Gomos dalis buvo sunaikinta, o daugelis šeimų neteko namų. Tačiau mokslininkams šis išsiveržimas nėra tik paprasta vulkaninė nelaimė. Tai yra perspėjimas. Tai ženklas, kad žemės gelmėse vyksta dar didesni pokyčiai. Po 3 metų Rytų Afrikoje įvyko dar vienas neįprastas reiškinys. Šį kartą tai įvyko Etiopijoje. 2005 metais Afaro regione įvyko virtinė žemės drebėjimų. Tuo pačiu metu suaktyvėjo Dabahų ugnikalnio sritis. Tačiau labiausiai stebino ne pelenai ar dūmai kylantis į dangų, o pati žemė. Tęsiantis seisminiam aktyvumui, žemės paviršiuje atsivėrė milžiniškas plyšys. Kai kuriuose regiono vietose šis plyšys siekia maždaug 37 mylių ilgį. Vietiniams gyventojams tai atrodė tarsi scena iš katastrofinio filmo. Tačiau geologams tai buvo nepaprasta galimybė stebėti, kaip vyksta žemyno atsiskyrimo procesas realiu laiku. Kai ekspertai tyrinėjo įvykius Kongoje ir Etiopijoje, išryškėjo svarbus ryšys. Nors vietos ir nelaimės skiriasi, abi jos turi tą pačią kilmę. Plati rifto sistema, kuri pamažu traukia priešingas Rytų Afrikos puses. Po šiuo regionu nuolat kyla karšta magma iš planetos gelmių. Šis procesas sustiprina žemės drebėjimus, suaktyvina ugnikalnius ir pamažu silpnina žemės plutą toje vietoje. Ir nors šis procesas vyksta lėtai, geologams akivaizdu, kad šiuo metu vyksta didžiulis pokytis. Išsiveržimai Kongoje ir žemės skilimas Etiopijoje nėra atskiros istorijos. Jie yra vienos geologinės transformacijos dalis, kuri tolimoje ateityje gali pakeisti Afrikos žemėlapį. Tačiau, jei pažvelgsime į dabartinį Afrikos žemėlapį, nematysime vandenyno skiriančio žemyną. Tačiau pasak geologų, tai gali nesitęsti amžinai. Po rytinę Afrikos dalimi eina labai plati geologinė riba, kertant įvairias šalis, įskaitant Etiopiją, Keniją, Tanzaniją, Ugandą, Ruandą ir kitas kaimyninės sritis. Tai vieta, kur skirtingos tektoninės plokštės pamažu traukia viena kitą į priešingas puses.
Šis procesas vyksta labai lėtai. Iš tiesų per metus jis dažniausiai pasistumia tik kelis milimetrus. Kasdienėme gyvenime tai beveik neįmanoma pastebėti. Tačiau kai šio proceso poveikis susumuojamas per milijonus metų, pokyčiai tampa milžiniški. Panašiai nutiko ir mūsų planetos praeityje. Pasak geologų tyrimų, prieš 100 milijonų metų. Beveik visa Žemės sausuma buvo vienos milžiniško superkontinento vadinamo Pangėja dalis. Bėdant laikui, tektoninės plokštės pradėjo judėti, kol susiformavo žemynai, kuriuos šiandien pažįstame. Todėl mokslininkams tai, kas vyksta Rytų Afrikoje, nėra keistas gamtos atsitiktinumas. Tai procesas, kuris Žemės istorijoje jau įvyko ne vieną kartą. Skirtumas tik tas, kad dabar mes turime galimybę stebėti jį vykstant. Viena svarbiausių vietų norint tai suprasti yra Afaro trikampis Šiaurės Rytų Afrikoje. Čia susitinka 3 didelės tektoninės plokštės. Nubijos plokštė, apimanti didžiąją Afrikos dalį, Somalio plokštė, esanti rytinėje žemyno dalyje, ir Arabijos plokštė, susijusi su Arabijos pusiasaliu. Geologų teigimu šios 3 plokštės nesistumia viena į kitą, o lėtai tolsta viena nuo kitos. Joms tolstant viena nuo kitos ir tempiant Žemės plutą, ši palaipsniui plonėja, skilinėja ir per plyšius kyla magma iš planetos gelmių. Štai kodėl šiame regione yra tiek daug aktyvių ugnikalnių ir žemės drebėjimų. Ir tai taip pat yra priežastis, kodėl kai kurie mokslininkai mano, kad tolimoje ateityje žiemos rifų sistemos vietos gali būti užlietos vandeniu iš Indijos vandenyno. Kai tai įvyks, gali susiformuoti nauja jūra. Ir jei šis procesas tęsis milijonus metų, gali būti, kad tai taps visiškai naujų vandenynų. Tačiau svarbu prisiminti, kad tai neįvyks per mūsų gyvenimą. Pasak daugumos geologinių tyrimų, tokio tipo žemynų atsiskyrimas reikalauja labai ilgo laikotarpio. Gali prireikti nuo kelių milijonų iki 10 milijonų metų, kol visiškai pasikeis žemyno forma. Tuo tarpu svarbesnis klausimas žmonėms gyvenantiems ten nėra kada susiformuos naujas vandenynas, o kaip jie išgyvens nuolatinės geologinės veiklos sąlygomis. Įvairiose Rytų Afrikos dalyse reguliariai vyksta žemės drebėjimai, atsiranda naujų plyšių žemėje ir įvyksta ugnikalnių išsiveržimai. Daugeliui gyventojų tai jau tapo įprasta gyvenimo dalimi. Kai kurios bendruomenės gyvena netoli aktyvių ugnikalnių. Yra kelių einančių per vietoves, kuriuose anksčiau jau buvo atsiradę žemės plyšių. Yra miestų, apie kuriuos visi žino, tad juos vėl gali paveikti, jei netoliese esantis ugnikalnis taps aktyvus. Tačiau nepaisant to, gyvenimas tęsiasi. Vaikai ir toliau eina į mokyklą. Yra verslų, kurie kasdien atsidaro. Yra šeimų, kurios ir toliau kuria savo ateitį vietovėse, kurios jau seniai laikomos geologiškai nestabiliomis. Kol ekspertai tyrinėja šį regioną, atsirado dar vienas stebinantis atradimas. Daugelį metų mokslininkai manė, kad Rytų Afrikos atsiskyrimas yra tiesiog įprasto tektoninių plokščių judėjimo rezultatas. Tačiau kai jie giliau ištyrė regiono gelmes, naudodami šiuolaikinį seisminį vaizdinimą, jie pamatė sudėtingesnį vaizdą. Remiantis Glasgow universiteto ir kitų tarptautinių institucijų tyrėjų atliktais tyrimais, yra įrodymų, rodančių didžiulį karštos medžiagos pakilimą iš Žemės mantijos po Rytų Afriką. Kai kurie mokslininkai tai vadina mantijos pliumu arba superpliumu. Paprasčiau tariant, tai labai didelė mantijos dalis, kuri yra karštesnė nei ją supantis akmuo planetos gelmėse. Kol jis kyla milijonus metų, jis daro spaudimą viršutiniam Plutos sluoksniui. Jis palaipsniui silpnina ir tempia į šalis žemyno dalis. Nors vis dar yra daug klausimų apie tikslę superpliumo vaidmenį šiame procese, mokslininkams aišku, kad po Rytų Afriką vyksta ne tik paprastas tektoninių plokščių judėjimas. Veikia daug gilesnės ir platesnės jėgos, ir kol jos tyliai juda Žemės gelmėse, jos toliau keičia vieną didžiausių mūsų planetos žemynų. Nepaisant to, kuo daugiau mokslininkai tyrinėja Rytų Afrikos rifto sistemą, tuo aiškiau tampa, kad po Afriką vyksta ne tik paprastas žemyno skilimas. Iš tiesų, yra įrodymų rodančių, kad jėga varanti šį procesą neveikia nuolat. Remiantis kai kuriais šiuolaikiniais tarptautinių tyrimų komandų, įskaitant mokslininkus iš Southamptono universiteto, tyrimais karšta medžiaga kylanti iš Žemės mantijos
gali judėti ne nuolatinė srove, o tarsi serija impulsų arba bangų. Paprasčiau tariant, tai nėra kaip čiaupas, iš kurio nuolat teka vanduo. Tai labiau primena plakimą. Kiekvieną kartą, kai labai karšta, medžiaga juda iš planetos gelmių, padidėja slėgis viršutinėme Plutos sluoksnyje. Per labai ilgą laiką šis pasikartojantis procesas gali padėti susilpninti kai kurias žemyno dalis ir išplėsti riftų sistemą. Tačiau, kai ekspertai bando suprasti šias jėgas, dar viena Žemės paslaptis staiga atsiduria jų dėmesio centre. Ir tai susiję su vandeniu. Kai paklausiama, iš kur atsirado Žemės vandenynai, dažnai manome, kad visas vanduo yra jūrose, upėse, ežeruose, debesyse ir lede. Tačiau per pastaruosius dešimtmečius ši nuomonė pradėjo keistis. 2014 metais Šiaurės vakarų universiteto Northwestern University mokslininkų iš Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamas tyrimas pateikė tvirtų įrodymų, kad didelis kiekis vandens gali būti paslėptas gilioje Žemės mantijos dalyje. Tai nėra požeminiai ežerai, kuriuose galima plaukioti. Tai taip pat nėra milžiniškos požeminės jūros, kaip dažnai matome mokslinės fantastikos filmuose. Vietoj to, vanduo yra susijungęs mineralų struktūroje, kurie susidaro esant didžiuliam karščiui ir slėgiui. Vienas iš svarbiausių mineralų, kuriuos tyria mokslininkai, yra ringvuditas. Jis susidaro tik labai giliose Žemės dalyse, kur slėgis ir temperatūra yra itin aukšti. Kai ekspertai ištyrė jo sudėtį, jie nustatė, kad jis gali turėti vandenilio ir deguonies savo kristalinėje struktūroje. Paprasčiau tariant, jis gali kaupti didelį kiekį vandens, taip, kad paprastas žmogus to nepastebėtų. Dėl to kai kurie mokslininkai mano, kad mantijoje gali būti paslėpta daugiau vandens, nei anksčiau manėme. Svarbu pažymėti, kad vis dar nėra visiškai tiksliai žinoma, koks yra bendras jo kiekis. Ekspertai vis dar tiria tikslius šių rezervuarų dydžius ir pasiskirstimą, tačiau vienas dalykas yra aiškus. Žemės vandens ciklas yra sudėtingesnis, nei anksčiau buvo mokoma daugelyje knygų. Pasirodo, vanduo juda ne tik tarp vandenynų, debesų, lietaus ir upių. Yra ir tokia šio ciklo dalis, kuri gali siekti net 100 km po mūsų kojomis. Pasak geologų, įmanoma, kad vanduo, esantis Žemės paviršiuje šiandien, yra susijęs su procesais, vykusiais dar tada, kai planeta tik formavosi prieš milijardus metų. Dalis šio vandens gali patekti į mantiją per subdukcijos zonas. Kita dalis gali grįžti į paviršių per vulkaninį aktyvumą. Tai reiškia, kad vyksta lėtas, bet labai platus medžiagų apsikeitimas tarp Žemės paviršiaus ir jos gelmių. Ir čia Rytų Afrikos istorija tampa dar įdomesnė. Yra tyrimų teigiančių, kad kai kurios mantijos dalys po šiuo regionu gali turėti didesnę vandens turinčių mineralų koncentraciją nei kitose vietose. Kai sujungiame šių mineralų buvimą ir labai karštos mantijos medžiagos skilimą iš apačios, kai kurie geologiniai procesai gali vykti greičiau. Tai nereiškia, kad po Afriką yra milžiniški vandenynai, kurie tiesiogiai ją skiria iš apačios. Tačiau tai rodo, kad daug tarpusavyje susijusių procesų vienu metu vyksta žemyno gelmėse. Ir kol mokslininkai tyrinėja šiuos procesus, Rytų Afrikoje yra dar viena keista vieta, kuri jau seniai kelia mįslę. Ežeras, kuris atrodo neatitinka mūsų įprasto gamtos supratimo. Šiaurinėje Tanzanijos dalyje, netoli Rifto regiono, yra Natrono ežeras. Iš pirmo žvilgsnio tai tik ežeras sausame kraštovaizdyje, tačiau jo vanduo yra ypatingas. Dėl didelės natrio karbonato ir kitų ištirpusių mineralų koncentracijos, ežero farmingumas pasiekia lygį, kurio dauguma gyvūnų negali pakęsti. Tai taip pat yra priežastis, kodėl kai kurios nuotraukos su aplink ežerą rastais paukščiais ir gyvūnais, kurie buvo išsaugoti, tapo garsios. Internete šis ežeras dažnai apibūdinamas kaip vieta, kur gyvūnai virsta akmenimis. Tačiau, pasak mokslininkų, teisingiau būtų sakyti, kad didelis vandens šarmingumas ir mineralų kiekis padeda išsaugoti kai kuriuos gyvūnų likučius po jų mirties. Jie tiesioginė prasme nevirsta akmenimis, tačiau poveikis pakankamas, kad kai kurie aplink ežerą rasti likučiai atrodytų kaip statulos. Ir kaip daugelis keistų vietų Rytų Afrikoje, Natrono ežeras taip pat susijęs su aktyvia regiono geologija. Mineralai, kurie suteikia šiam ežerui unikalią cheminę sudėtį, yra susijęs su vulkaniniais ir tektoniniais procesais, jau seniai formuojančiais šią Afrikos dalį. Paprasčiau tariant, nuo ugnikalnių, žemyno plyšių iki keistų ežerų visur ryškėja ta pati istorija. Po Rytų Afriką veikia milžiniška jėga.
Ir kuo daugiau apie tai sužinome, tuo labiau plečiasi mūsų supratimas apie tai, kaip Žemė nuolat keičia savo pačios formą. Todėl nors jis dažnai vadinamas ežeru, kuris paverčia gyvūnus akmenimis, tikroji mokslinė tiesa už to yra kur kas sudėtingesnė. Ir čia atsiranda pati įdomiausia Lake Natron dalis. Ežeras, kuris daugeliui gyvūnų yra pavojingas, kitiems yra gyvybės šaltinis. Pasak National Geographic, Natrono ežeras yra svarbi mažųjų flamingų veisimosi vieta. Vietoje, kurios beveik nepasiekia plėšrūnai, flamingai rado natūralią tvirtovę. Vanduo, kurio bijo kiti gyvūnai, tampa jų lizdų apsauga. Veisimosi sezono metu čia atvyksta tūkstančiai flamingų. Seklioje ežero dalyje jie suka lizdus salose ir dumblo seklumose, kurias sunku pasiekti kitiems gyvūnams. Todėl vienoje vietoje gali pamatyti dvi gamtos puses. Vieniems mirtis, kitiems išsigelbėjimas. Ir kol Natrono ežeras rodo neįprastą vulkaninių mineralų ir rifų veiklos poveikį Žemės paviršiui, Afrikoje yra dar viena vieta, kuri dar labiau nustebino mokslininkus. Tai nėra ežeras, tai nėra ir ugnikalnis. Tai milžiniškas ratas Saharos dykumos viduryje. Mauritanijoje iš kosmoso galima pamatyti milžinišką darinį panašų į akį. Daugelis jį vadina Saharos akimi. Mokslininkai šį darinį vadina rišato struktūra. Iš viršaus jis atrodo kaip didžiulių žiedų serija dykumos viduryje. Dėl beveik apskrito šio darinio pavidalo daugelis žmonių anksčiau manė, kad tai galėjo būti meteoritų smūgio krateris. Tačiau pasak NASA Žemės observatorijos, tai nėra paprastas krateris atsiradęs dėl kosminio kūno smūgio Saharoje. Dabar geologai labiau pritarė nuomoniai, kad rišaro struktūra yra eroduotas geologinis kupolas. Tai reiškia, kad anksčiau tai buvo ištilusi uolos dalis, kurią ilgą laiką pamažu ardė erozija. Kai minkštesni akmenys buvo nuplauti, liko tik kietesni sluoksniai, todėl ši vieta atrodo kaip milžiniškas taikinys dykumos viduryje. Dėl neįprastos šios vietos formos atsirado daug teorijų. Kai kurie sako, kad tai galbūt susiję su dingusia Atlantida. Kai kurie lygina šios vietos formą su senoviniu Platono aprašymu. Tačiau iki šiol nėra jokių tvirtų mokslinių įrodymų patvirtinančių, kad rišato struktūra yra senovinis miestas ar Atlantidos liekanos. Todėl, jei kalbame apie dokumentiką, toks paaiškinimas yra saugesnis ir tikroviškesnis. Saharos akis neturi būti mitinis miestas, kad būtų įspūdinga, nes tikroji šios vietos istorija yra daug gilesnė. Tai natūralus žemės judėjimo, uolų kilimo, erozijos ir ilgos žemės istorijos įrašas išraižytas dykumos viduryje. Natrono ežere matome, kaip geologija gali paversti ežerą itin pavojingu. Rišato struktūroje matome, kaip lėtas laiko ir žemės judėjimas gali sukurti beveik tobulą formą. Jie atrodo skirtingai. Tačiau abu jie primena, kad Afrika nėra tik dykumų žemynas. Savanos ir kalnai – tai gyva Žemės laboratorija, vieta, kurioje matomos planetos jėgos. Kartais ugnis, kartais vanduo, o kartais akmens žiedai, kuriuos galima pamatyti net iš kosmoso. Iš tikrųjų, tikroji priežastis, kodėl tai susiformavo, yra dar įdomesnė nei daugelis sąmokslo teorijų. Tai parodo, kiek daug gamta gali pasiekti, jei jai suteikiama pakankamai laiko. Ir kol mokslininkai bando suprasti keistas Saharos darinius, pačioje dykumos smėlyje slypi dar viena mįslė. Tai nėra akmuo, tai nėra ir fosilija. Tai tam tikra stiklo rūšis. Libijos dykumos viduryje išbarstyta tūkstančiai geltonų stiklo gabalėlių, kurie žaižaruoja po saulę. Tai žinoma kaip Libijos dykumos stiklas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip paprastas stiklo gabalėlis. Tačiau kai mokslininkai jį ištyrė, jie nustatė, kad jis yra labai senas. Jis senesnis už piramides, senesnis už pirmosius miestus ir senesnis už pačią žmonijos istoriją. Remiantis tyrimais, jis susiformavo maždaug prieš 26 milijonus metų. Dėl to akivaizdu, kad jį sukūrė ne žmogus. Dar didesnis klausimas yra, kas tai sukūrė. Kad ištirpdytum smėlį ir paverstum jį stiklu, reikia labai aukštos temperatūros. Daug aukštesnės nei įprasta dykumos karštis. Todėl daugelis geologų mano, kad šioje vietovėje kadaise įvyko labai stiprus kosminis įvykis. Gali būti, kad didelis meteoritas arba asteroidas sprogo atmosferoje arba nukrito netoli šios vietos, sukeldamas pakankamai karščio, kad tikrai ištirpdytų didelius kvarco turinčio smėlio plotus. Vis dėlto yra keletas detalių, kurių iki šiol vis dar negalima visiškai paaiškinti. Todėl, nors egzistuoja stiprios teorijos, tiksli Libijos dykumos stiklo kilmė vis dar išlieka paslaptimi.
Tačiau Sacharoje randama ne tik akmenų ir stiklo. Po šio smėlio sluoksniu taip pat slypi žmonių, kurie čia gyveno dar tada, kai tai dar nebuvo dykuma. Pėdsakai. 2003 metais Nigerija buvo atrasta svarbi archeologinė vietovė, žinoma kaip Gobero. Dabar ši vieta yra visiškai išdžiūvusi. Tačiau prieš tūkstančius metų čia buvo ežeras ir pakankamai vandens, kad galėtų išgyventi didelės žmonių bendruomenės. Archeologai rado šimtus kapų, kurie suteikė svarbios informacijos apie senovės Sacharos gyventojus. Kai kurios pirmosios grupės buvo medžiotojai ir žvejai, gyvenę vadinamosios žaliosios Sacharos laikotarpiu, kai didžioji regiono dalis buvo drėgnesnė ir žalesnė. Kai pasikeitė klimatas, kai kurios iš šių bendruomenių išnyko ir jas pakeitė kitos žmonių grupės. Viena žymiausių radinių Goberėje yra moters ir 2 vaikų laidojimas, kai jie buvo paguldyti greta vienas kito. Praėjo 1000 metų, tačiau jų padėtyje vis dar matyti artimas šeimos ryšys. Archeologams tai yra vienas iš jaudinančiausių atradimų visoje Sacharoje. Tai primena, kad dar prieš šiai vietai tampant dykuma, čia gyveno žmonės, mylėjo, kūrė šeimas ir paliko pėdsakus, kuriuos vis dar randame iki šiol. Ir dar viena vieta Sacharoje rodo, kaip anksti žmonės pradėjo stebėti dangų, tai Napta Playa, pietų Egipte. Dabar šią vietą supa vien tik smėlis. Tačiau prieš 1000 metų tai buvo svarbi vieta senovės bendruomenėms. Čia buvo atrastas akmenų ratas, kuris yra senesnis už Anglijos Stonehendžą. Pasak daugelio tyrėjų, tai galėjo būti naudota kaip tam tikras astronominis žymeklis, skirtas stebėti Saulės judėjimą ir metų laikų pokyčius. Yra sudėtingesnių teorijų, siejančių tai su žvaigždėmis ir žvaigždynais danguje, tačiau kai kurios iš jų dar nėra visiškai įrodytos. Aišku tik tai, kad žmonės, gyvenę čia 1000 metų, prieš iškilus vadinamajai senovės Egiptui, jau turėjo pakankamai žinių apie dangaus stebėjimą. Ir galbūt tai yra didžiausia pamoka, kurią galime pasisemti iš Sacharos paslapčių. Jei šiandien žiūrime į dykumą, atrodo, kad ji negyva. Tačiau po kiekvienu smėlio kauburėliu gali slypėti paslėpta žemės istorijos dalis. Senoviniai ežerai, prarastos bendruomenės, kosminių smūgių pėdsakai ir paslaptys, kurias mokslininkai vis dar bando suprasti iki šiol. Nes kartais didžiausios mūsų planetos paslaptys neslypi vandenynų gelmėse ar tolimose žvaigždėse. Jos tiesiog paslėptos po keliais metrais smėlio, laukdamos, kol bus vėl atrastos.